Šiandien žiniose nemokamai tyriama gyvenamoji ir darbo aplinka dėl užterštumo asbestu. Atidaryta jaunųjų fotografų paroda Blyksniai. Nevėžio pagrindinė mokykla surengė rudens derlių šventę. Panevėžio miesto gyventojai, įmonės, įstaigos ir organizacijos kviečiamos pasinaudoti galimybę nemokamai išsitirti, ar gyvenamoje ar darbo aplinkoje užterštumas asbestu neviršija normų. 20-ojo amžiaus pabaigoje asbestas ypač dažnai ir gausiai naudotas įvairiuose produktuose – tekstilės, statybos, termoizoliacijos, stabdžių kaladėlėse. Į Lietuvą asbestas importuotas iš Rusijos, o jo sunaudota daugiau kaip 700 000 tonų, daugiausia asbestiniam cementui ir šiferiui gaminti. Mūsų šalyje naudoti asbestą ar jo turinčius gaminius uždrausta nuo 2005 metų, tačiau dėl kone visuotinio ankstesnio asbesto naudojimo liko asbesto plaušelių, kurie kelia grėsmę žmogaus sveikatai. Asbestas yra gamtoje aptinkama mineralinė pluoštinė medžiaga, jinai yra pavojinga, kancerogeninė medžiaga. Dėl savo fizinio ir cheminio patvarumo buvo labai plačiai naudojama Europoje ir Lietuvoje kaip šilumos izoliacinė medžiaga. Asbestas yra pavojingas žmonėms, kai jo plaušeliai patenka į aplinkos orą ir dėl įvairių veiksnių, dėl korozijos, atliekant darbus su juo, laužant, keičiant šiluminį punktą izoliacinę medžiagą. Ir jie patekia į žmonių plaučius, kaupiasi ir sukelia asbestozę arba netgi ir plaučių vėžį. Ar aplinka užteršta galima nustatyti tik atlikus asbesto plaušelių tyrimus. 2002–2007 metų duomenimis Lietuvoje asbesto koncentracija ore viršija nustatytą ribinį dydį 11 iš 208 matavimų. Gyvenamoje aplinkoje neturi būti nė vieno asbesto plaušelio. Deja pasitaiko, kad trapus asbestas buvo naudotas gyvenamųjų namų šilumos tinklams, grindims ir sienams izoliuoti. O jeigu tokiame name vykdomas remontas ir specialių reikalavimų nėra laikomas, patalpos neišvengiamai užteršiamos asbestu. Įgyvendinant asbesto šalinimo programą, Higienos institutas atlieka išorinės ir darbo aplinkos užterštumo asbestu stebėseną. Visuomeninės organizacijos, juridiniai, fiziniai asmenys, kurių patalpose yra ar buvo asbesto gaminių, tai šilumos punktuose, sienų pertvaruose, gali kreiptis pateikdami prašymus atlikti užterštumo asbestų stebėseną. Prašymų formas galima rasti savivaldybės tinklapyje Panevėžys LT asbesto šalinimo programa. Ją užpildyti reikia ir atnešti savivaldybės priėmimui prie 3 darbo vietos. Arba galima atėjus į savivaldybės priėmimui prie 3 darbo vietos užpildyti šitą formą. Prašymų gyvenamosios ir darbo vidaus aplinkos užterštumo asbestų stebėsenai atlikti savivaldybė laukia iki spalio 22 dienos. Juos gali teikti juridiniai ir fiziniai asmenys, visuomeninės organizacijos. Prašymai nesuteiks teisės gauti kompensaciją šiferiui nuimti ir pašalinti, tačiau padės užtikrinti saugią aplinką savo, artimiesiems ir bendradarbiams. Šiais metais erkių platinamomis ligomis užsikrėtė 225 Panevėžio apskrities gyventojai, 39 erkiniu encefalitu ir 186 Laimo liga. Vien Panevėžio mieste šiais metais buvo užregistruotas 95 Laimo ligos atvejai ir 13 erkinio encefalito atvejai. Nors erkės itin aktyvios būna jau pavasario pradžioje, tačiau pavojingomis jos išlieka iki pat vėlyvo rudens. O kadangi šiemet ruduo itin gausus grybų, o miškai dėl to pilni grybautojų, gyventojams patariama išlikti itin budriems. Išsiruošę į miškus, grybautojai gyvendantis ne tik mieste ir kaime ir visur, dar turi tikrai pasisaugoti erkių. Ir grįžę iš miško sodo, būtinai apsižiūrėti, ar kažkur neropinėja tas parazitas. O įsisiurbusią erkę skubėti kuo greičiau ją pašalinti pincetu ar kažkokiu audinio gabalėliu ir ją dezinfekuoti. O jei kartais ir nutrūksta ta erkės galvutė, kreiptis į savo šeimos gydytoją. Primenama, kad pati efektyviausia priemonė apsauganti nuo erkinio encefalito – skiepai.
Šiandien fotografijos galerijoje atidaryta Panevėžio jaunųjų fotografų paroda Blyksniai 2010. 10 metų besitęsiantis projektas parodo, kaip išaugo jaunųjų fotografų meistriškumas. Pasak parodos kuratorės Marijos Čičirkienės, darbų rengimas Blyksniams prasideda prieš kelis mėnesius. Jaunieji autoriai nuolat konsultuojasi dar paties kūrybos proceso metu dėl objektų kompozicijos stilistikos. Po to vyksta tikroji atranka, kada fotografijos peržiūrimos ir atrenkami geriausi darbai. Šitas projektas prasidėjo ir pati nustebau, kada tiksliai susiskaičiavau, lygiai 10 metų, kada buvo pirmieji Blyksniai. Tai va, pirmuosiuose Blyksniuose dalyvavo, kaip mums žinomi laikraščių fotokorespondentai Andrius Repšys, Tomas Tasevičius, Kartanas Kodake dirbantis. Ir tokie, mano tikslas buvo suburti tuos, kurie neturi menininko statuso, bet domisi fotografija. Parodos kuratorė pasidžiaugė, kad jaunųjų autorių darbai kasmet pastebimai tobulėja. Jie įgyja fotografinį matymą, auga jų pastabumas, keičiasi fotografijų turinys. Čia tiesiog yra fotografijos paroda, kurioje turi teisę dalyvauti jauni kūrintys žmonės, kurie randa, kur rimtoj galerijoje pateikti savo darbus. Jiems čia jau yra didelė, kaip pasakyti, vis tiek, dar ne visi autoriai patenka į galeriją, o čia jaunas žmogus kūrintis ir turi galimybę patekti. Ir vis tik 3 savaitės eis tėvai, eis buvę klasiokai, kurie likę čia, kiti išvažiavę, vis tiek tai yra jaunam žmogui labai svarbu. Šių metų Blyksnių parodoje savo darbus eksponuoja 16 autorių. Nemažai darbų pristato moksleiviai iš Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos, 5-osios vidurinės mokyklos, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos. Dalyvauju pirmą kartą čionais šitoj. Šiaip anksčiau dalyvaudavau dar savivaldybėj rengiamuose, ten būdavo Panevėžys mano miestas, taip dar buvo irgi paroda kultūros rūmuose pas mus irgi ten. Kodėl dalyvauju? Dalyvauju dėl to, kad man tas dalykas patinka. Čia pasikvietė mane. Manau, turiu pakankamai geros nuotraukas šiandien yra. Ir galiu parodyti, pavyzdžiui, gražesnį Panevėžį gal. Dalyvauju Blyksniuose parodoje pirmą kartą, kaip ir pirmą kartą parodoje dalyvauju. Dėl to, kad anksčiau niekur neteko taip dalyvauti rimtai. Nuotraukos 3 iš Burbuliatoriaus ir 1 iš Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos paskutinio skambučio. Nuotrauka ten nespalvota. Kas dar tai? Aš kadangi esu Burbuliatoriaus koordinatorius Panevėžy, todėl aš tuos kadrus būtent ir atrinkau. Fotografijų paroda Blyksniai galerijoje veiks iki spalio 17 dienos. Panevėžio Nevėžio pagrindinė mokykla šiandien surengė jau tradicinę tapusią derliaus šventę, kurioje savo išmonę su rudens gėrybėmis galėjo parodyti ne tik mokyklos mokiniai, bet ir svečiai iš įvairių miesto darželių. Šiandien mūsų mokykloje šventė. Vaikai švenčia rudenėlio šventę, atkeliauja dėdė derlius. Tokią šventę mes jau turime kasmet ir vaikai labai laukia ir todėl galime matyti ant stalų daugybę derliaus, įvairiausi vaikai. Ir svarbiausia mūsų tos šventės tokia užduotis būtų, tai pabendrauti su mūsų bendruomenė. Mes kviečiame į šventę aplink esančių darželių vaikelius. Tai va pilna mokykla šiandien Kregždutės, Jūratės, Žilvino vaikų prisirinkę ir kartu mūsų mokyklos pradinės klasės ir didieji mokiniai. Kadangi šie metai Nevėžio pagrindiniai mokyklai jubiliejiniai, įstaiga mini 40 metų sukaktį, ta proga mokyklos kieme išaustas vaisių ir daržovių kilimas, imituojantis skaičių 40. Šiandien dar visi didieji mokiniai ir mažieji kartu prie mokyklos ant kalnelio išdėstys iš derliaus labai gražų 40-metį. Tai va toks bendravimas, aš manau, kad kartu tėveliai, mokytojai, vaikai labai suartina bendruomenę ir suprantame, kad mes norim pritraukti kuo daugiau vaikų į savo mokyklą, kad šitoj mokyklai, nors nėra daug vaikų, bet čia tikrai šilta ir jauku, nuo mūsų širdžių šilta. Ir
Jeigu kartais vaikų mažiau, bet tėveliams norėčiau pasakyti, kad tai yra tik tai geriau, nes tuos vaikus mes visus labai mylim, labai globojam. Vaikai dalyvaujantis derliaus šventėje prisipažino, kad šio renginio nekantriai laukė bei labai atsakingai jam ruošėsi. Kasmet vyksta rudenėlio šventė, mes jos labai laukiame ir labai daug dirbame ir ruošiamės jai. Beje, mūsų mokykla švenčia 40 metų jubiliejų. Mokykla savo sukakties 40-metį minės spalio 23 dieną.